Kas yra vibracija ir dažnė? Tai dabar gerai, pradėkime nuo pačių fundamentaliausių dalykų, ne? Dabar įsivaizduokime, ne? Tu matai šitas medžius. Tai medžiai, ane, visi tor savo unikalią, galim sakyti, parašinį vibraciją, kad yra tor specifinį dažnį. Vibraun specifinį dažnį. Vibracija ir ta energija aplinko, kad yra sukuria ir išmanifestauna tų medžių būvį, egzistenciją. Tai yra realia, kaip visą tą veikia. Dabar būsi ant specifinės vibracijas, vibrausi specifinį dažnį, kur vibraun kits žmogus, lygiai labai panašų bent jau, į vos neidentišką, gal biškį skirias, bet labai panašų vibracinį dažnį. Ir kam esmė, tu tada galėsi turėti telempatinį ryšį su to žmogu. Arba, ką pavyzdys davėjins, tu nori kažko išmanifestauti. Tu turi sulyginti ton dažnį su tau dažniu to dalyką, kad ras tu nori. Bet esmė tame, kad tu turi pirmą tapti tas žmogus, kad tu galėtum pritraukti ton dalyką su savo dažniu. Nes mūsų dažnis pakels, kad mes pasikeitam patys, kad mes įtikam. Mūsų dažnių nereikia galvoti, o čia ką panon sumeistrauti. Mes patys pakeitam, tiesiog pagalvojame apie ton. Aš esu tas žmogus, aš nusprendu, kad aš esu šitas prezidentas. Ir darau visko, kad aš esu prezidentas. Jeigu tu tikrai įtiki, jeigu tu taip 110% įtiki, tiesiog žmonės pradės tavi elgtis tam, kaip su prezidentu. Pritrauksis, kom prezidentas pritrauk. Ir aš nejuokauju. Grina, jeigu tu 100% patiki. Nes yra žmonių, kad rytor toks dalyks, kaip žmonės tor kelis asmenybės į toks sindromą. Buvo toks darytis tyriams, kur tyri žmonės, kad turėjo dvigubas asmenybės ir vienas žmogus turėjo žalis akis, kis turėjo rudas akis. Kaip tas žmogus pakeit savo ton asmenybę, uns net negalvo, kad man reikia pakeisti dabar savo asmenybę. Uns 110% patiktau tiesiog tam tom žmogum. Ir kam esmė, kad tai ir netgi dokumentuota, kad anų akis pasikeitė iš rudų į žalias. Esmė yra tame, ko tu tiki, tu tom pritrauki. Nes tu tampi ta asmenybė, ta žmogus. Taip veik vibraciniai dažniai. Tu pritrauki ton, kas tu esi.